Hello, this is cumulative review lesson from the unit starter to unit 6. Čia yra kartojimo pamoka nuo pat starter unit iki 6 unito. Visa išeita medžiaga. In this lesson, our goal is to practice the affirmative, negative and question forms of the past simple, to listen and have a conversation, write a postcard to a friend. A postcard yra atvirlaiškis. Jeigu nežinote, kas yra atvirlaiškis, tai įsivaizduokite be voko išsiųstas atvirukas, ant jo užrašytas tekstas. Tai yra trumpas, informatyvus tekstukas. Nedaug. Students book page 67 and students book 67 exercise 4-6 are your work with practice. Let's go to them and watch the exercise 1. You see the photos. And the question is, which of the places in the box are not in the photos? You see the place names: river, upė, cafe, kavinė, library, biblioteka, school, mokykla, town center, miesto centras, supermarket, parduotuvė, university, universitetas. Which of the places are not in the photo? Kurių nėra paminėta fotografijose. Listen then to conversation and which place in the photos is not in Cambridge. Kuri iš šių fotografijų nėra Cambridge, turėsite išgirsti ir pažymėti antroje užduotyje. Exercise 3 is quite easy, but exercise 4 is quite tough task for you to prepare a conversation. Parenkite pokalbį. Imagine one person is visiting an interesting place or visited an interesting place in your country last weekend. Įsivaizduokite, kad vienas asmuo apsilankė įdomioje vietoje jūsų šalyje praeitą savaitgalį. And the other person stayed at home. O kitas asmuo tiesiog liko namie. Make notes. Pasirašykite savo tokius užrašus. The name of the place and how old it is. What the place is like. Kaip atrodo ta vieta. And other information, buildings, history, famous people. What you liked about it. Kas jums labiausiai patiko. Who you were with. Su kuo jūs ten buvote. And students be weekend. Ir aprašykite trumpai likusio namuose draugo savaitgalį. Žiūrėjo televizorių, ar ten susitiko su draugais, ar žaidė kompiuterinius žaidimus, ar jie su tėvais kažkur tai išvykę buvo. Tai negalima štai išvykę, nes turėjo likusi namie. Tai ką jisai veikia? And make the dialogue like you see it in exercise 5. How was your weekend? Pirmasis klausimas. A reply. Tas, kuris namuose sėdėjo, tas, kuris buvo išvykęs, atsakinėja į klausimus. And then you exchange the roles. Tada pasikeičiate rolėmis. Jeigu yra kas jums padeda, tai būtų labai miela. Jei ne, pabandykite tiesiog patys improvizuoti ir pavaidinti. So after you speak, make it really hard work, I hope. Please contact me on Skype. I would like to hear and talk to you. Because some of the speaking tasks I would like you to be evaluated. Kai kurias užduotis aš tikrai vertinsiu ir ši užduotis, viena iš jų, pasiruoškite tvirtai šiam pokalbiui, kad galėtumėte su manimi per Skype atsiskaityti ir gauti pažymį už tai. So after you speak and learn it, write a postcard to a friend. Kaip jau minėjau, postcard yra atvirlaiškis, trumpas tekstas, tikrai ne laiškas. Tell your friend shortly about a place you visited last weekend. Trumpai aprašykite vietą, kur jūs buvote praeitą savaitgalį. You can write about Cambridge or the place you talked about in exercise 5. Begin like this. Galite kalbėti apie Cambridge'ą, kurį informaciją jūs turite, arba apie tą, ką jūs ruošiatės, arba dar kokią nors kitą vietą, nesvarbu. Dear, and you put your name, friend's name. Lygiavimas. Taip, dear ir vardas draugo. Last weekend I visited ir parašėte vietovę. It's
Taip, ir labai trumpai užbaigite sakinukų frazes I visited ir išvardinėte vietovės tame mieste, kur jūs ten buvote, kaip jums patiko, nepatiko ir see you next weekend, for example, pasirašykite, būtinai užbaikite ir pasirašykite savo vardą. So, wish you luck. If you do have some questions, please don't hesitate and contact me. See you next time.